Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Mes visi esame už atvirą mokslo pasaulį, todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mąstom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau. Laida Mokslo langai. Labadiena visiems laidos Mokslo langai klausytojams. Nors fizinis aktyvumas dažnai yra deklaruojamas kaip šalies nacionalinis prioritetas, tačiau gyventojų, tame tarpe ir moksleivių, fizinio aktyvumo rodikliai yra žemi. Kodėl taip yra ir nuo ko priklauso fizinio aktyvumo politikos stiprinimas ir įgyvendinimas, šiandien laidoje mes pakalbėsim su Klaipėdos universiteto, sveikatos mokslų fakulteto, STIMC vyriausia mokslo darbuotoja, Lietuvos sporto universiteto docente, visuomenės sveikatos mokslų daktare Migle Bacevičiene. Labadiena. Labadiena. Gal pirmiausia pradėkim pokalbį nuo savokos. Kaip paaiškinti, kas tai yra fizinio aktyvumo politika? Fizinio aktyvumo politika apibrėžiama kaip aktyvus vyriausybės veiksmų planas, remtas tyrimais, remtas tam tikrais prioritetais, formuoti politiką, stiprinti, tai yra tas veiksmų planas turėtų būti ne popieriuje, bet jis turėtų turėti labai aišku nuoseklų finansavimo šaltinį ir įgyvendinamas priemonės, kurių efektyvumas yra monitoruojamas. Tai yra ne tik tai, kad tos priemonės vykdomos, bet ar jos iš tikrųjų veikia ir yra efektyvios. Politika ir apibrėžiama kaip aktyvus finansuojamas veiksmų planas tam tikram šiuo atveju fizinio aktyvumo prioritetui stiprinti ir gyventojų fiziniam aktyvumui skatinti. Kokie yra pagrindiniai fizinio aktyvumo politikos tikslai? Tai tikslai yra pirma numatyti prioritetus, tai kaip ir teisingai paminėjot, fizinio aktyvumo rodikliai ir vaikų, ir jaunimo, ir suaugusių žmonių yra žemi, tuo tarpu sėdėjimo trukmė ir rizikos bei iššūkiai sveikatai yra didžiuliai. Tai pirmas apskritai bet kokios politikos tikslas yra suformuluoti prioritetą, tai yra nustatyti sritį, kuri reikalauja aktyvių veiksmų plano, kad tie rodikliai keistusi ir gerėtų. Konkrečių politikos veiksmų skirtų judėjimo aplinkai optimizuoti, tai būtų antras žingsnis, kada imamasi tų jau konkrečių žingsnių, žinom, kad rodikliai žemi, tai reikia sudaryti sąlygas, kad tie žmonės galėtų būti fiziškai aktyvūs, tai yra tiek aplinka, tiek transportas, tiek darbo vieta, tiek sveikatos priežiūros sektoriaus įvairios iniciatyvos, finansavimo perskirstimas ir panašus žingsniai. Toliau yra labai svarbus konkrečių veiksmų planas, numatytas, kaip mes tuos pokyčius monitoruosime. Nesvarbu, kad tie veiksmai yra vykdomi, skiriami finansai, lėšos, tačiau jeigu mes nieko nežinome, ar žmonės tampa fiziškai aktyvesni, tai tokia politika nėra laikoma kaip pakankamai įgyvendinama. Tai neužtenka nustatyti prioritetų, bet būtina matuoti, ar tie prioritetai ir veiksmai prisideda prie gyventojų fizinio aktyvumo didėjimo. Ar yra lengva įgyvendinti šios tikslus? Taip, yra lengva, jeigu yra labai konkrečiai numatyta, kas už jų įgyvendinimą yra atsakingas. Kai kurie veiksmai turi būti įgyvendinami nacionaliniu lygmeniu. Pavyzdžiui, nustatoma, kad mokiniai turi turėti ne mažiau kaip 3 savaitinės fizinio ugdymo pamokas. Tai yra vienoda visiems ir visi privalo šito laikytis. Iš tikrųjų, tai įvairiai yra. Tai kas yra už tai atsakingas, iš kokio šaltinio yra finansuojama. Na ir trečia, aišku, užtikrinti, kad tų veiksmų efektyvumas yra pamatuojamas, teikiamos ataskaitos ir pagal tai, koks tas efektyvumas, tie veiksmai gali būti koreguojami. Tai yra toks kaip nenutrūkstamas procesas. Nes jeigu mes parašom, pavyzdžiui, fizinio aktyvumo rekomendacijas ir išplatinam per masinę žiniasklaidą, per higienos institutą, per sveikatos priežiūros įstaigas, visuomenės sveikatos biurus, tai galbūt sužino vieni, kiti nesužino apie tas rekomendacijas, galbūt vieni pritaiko kažką savo. Tie žmonės, ypatingai, kurie turi aukštesnį sveikatos raštingumą, aukštesnį išsilavinimą, jie yra imlesni tokia informacijai. Tačiau tų rekomendacijų laikymasis nėra reglamentuotas. Niekas nesigilina, žmogus turi galimybės, ar jisai turi išteklių, ar jisai turi laiko. Tai tiesiog yra kaip palikta paties žmogaus pasirinkimui, kuriuo dažniau pasinaudoja aukštesnių socialinių visuomenės sluoksnių atstovai. Tuo tarpu iki žemesnių, iki tų pažeidžiamų grupių dažnai tokia informacija iš vis arba neateina, arba
nėra į ją įsiklausoma arba tiesiog jinai iš viso yra nesuprantama. Tai čia mes turbūt vieną iš svarbiausių komponentų šios dienos irgi įvedam, tai yra sveikatos nelygybė arba netolygumai, kada tam tikrom priemonėm, kurios nėra privalomai įgyvendinamos, pasinaudoja labiau aukštesnių socialinių sluoksnių atstovai, turintys daugiau žinių, pinigų, galimybių, sąmoningumo, to labiau turi kokybiško laisvalaikio praleidimo daugiau galimybių. Tai politika turėtų būti formuojama taip, kad jinai paliestų visas visuomenės grupės ir ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas pažeidžiamom grupėm. Tai kas tai yra pažeidžiamos grupės? Tai ir moterys priskiriamos prie jų, ypatingai fizinio aktyvumo kontekste, vaikai, taip pat žmonės sergantys įvairiom lėtiniam ligom, žmonės turintys negalę, žmonės turintys mažas pajamas, emigrantai jaučiantys kalbos barjerą, nėščios besilaukiančios moterys, taip pat neseniai pagimdžiusios mamos irgi yra priskiriamos fizinio aktyvumo politikos kontekste prie tų pažeidžiamų grupių, kuriuom turėtų būti skirtas specialus dėmesys. Yra tokie terminai angliški du, bet lietuviškai mes verčiame lygybė arba nelygybė arba netolygumai. Tai yra equity ir equality. Equality tai yra duoti visiems vienodai. Yra labai geras pavyzdys, kai duodi visiems vienodus laiptelius pasilipti ir matyti vaizdą pro langą. Tai vienam žmogui tie laipteliai yra pats tas, ant kuriuo atsistojęs jis mato visą vaizdą. Kitas yra toks mažas, kad jo tik tai galva kyšo ir jis gavęs tokias pat kopėtėlės nemato. O dar kita galva yra per aukštai, ar ne? Ir gavęs tokias pat kopėtėlės jis irgi pro tą langą nieko nemato. Tai būtent equity yra duoti visoms visuomenės grupėms pagal poreikius. Mes lietuviškai sakom lygybė, tolygumai, o equality ir equity yra visiškai skirtingi terminai. Stiprinant fizinio aktyvumo politiką, kokias priemonės galima pavadinti veiksmingiausiomis? Veiksmingiausios turbūt būtų tos, kurios yra reglamentuotos kaip privalomos įgyvendinti. Tai nėra gairės, tai nėra rekomendacija, tai nėra patarimas, kurį kažkas davė, kažkas nedavė, kažkas išgirdo, kažkas ne. Tai yra konkretus privalomai įgyvendinamų veiksmų planas, kuris yra finansuojamas, yra atsakingi institucijos asmenys už tų priemonių įgyvendinimą, na ir aišku yra monitoravimas, ar tos priemonės yra efektyvios. Kokį ryšį turi fizinio aktyvumo politika su sveikata? Na, labai stiprų ir tamprų ryšį dėl to, kad fizinio aktyvumo politikos vienas iš tikslų ir yra skatinti gyventojų fizinį aktyvumą ir stiprinti sveikatą, mažinant nutukimo paplitimo rodiklius, mažinant kitų lėtinių būklių susijusių su nejudra paplitimą, na ir užtikrinant ilgesnę sveiko gyvenimo trukmę, apskritai mažinti sergamumą ir mirtingumą nuo lėtinių neinfekcinių ligų. Kokios organizacijos labiausiai prisideda prie fizinio aktyvumo politikos stiprinimo? Pačios įvairiausios, pradedant nuo vyriausybės, ministerijų ir jų padalinių, baigiant nevyriausybiniais sektoriais, įvairių bendruomenių, organizacijų susibūrimais ir jų atstovų poveikiu, piliečių tarybomis, savivaldomis, sveikatos priežiūros įstaigomis, visuomenės sveikatos biurai prisideda prie fizinio aktyvumo politikos formavimo. Lietuva yra labai maža, didelėse šalyse, pavyzdžiui, Vokietija, Lenkija, tai yra tokios didelės šalys, kad jie turi nacionalinį ir subnacionalinį fizinio aktyvumo politikos formavimo lygmenį ir tie subnacionaliniai gali būti pakankamai skirtingi įvairiuose regionuose. Tarkim, vienam ta politika išplėtota ir įgyvendinama aukštumoje, o kitam vos arba labai menkai. Lietuva yra labai maža, tai mes subnacionalinio lygmens neturime, bet turime tą nacionalinį arba vyriausybinį lygį ir turime savivaldų lygį. Tai irgi atliekant tyrimus pastebėjome, kad mažesnių miestų ir rajonų savivaldos jos yra netgi ir aktyvesnės ir žmonių fiziniam aktyvumui ir sveikatai daro žymiai daugiau negu, pavyzdžiui, didelių miestų savivaldos, kur aišku ir ta informacijos klaida yra apsunkinta ir dideli labai atstumai nukeliauti, kad pasinaudotom galimybėm. Tai va irgi pastebėjome nemažai skirtumų tarp įvairių savivaldų. Jūs dalyvavote įgyvendinant tarptautinį projektą fizinio aktyvumo politikos stiprinimas ir poveikis sveikatos tolygumams.
Papasakokit, prašau, plačiau apie šį projektą. Projektas yra finansuotas Europos horizontų programos Era for Health, kur yra 2 pagrindiniai prioritetai, tai fizinis aktyvumas, mityba ir jų poveikis sveikatai. Finansavimas yra labai įdomus. Tuo atveju, jeigu projektas finansavimą gauna, tai finansuoja kiekvienos šalies atsakinga tarnyba. Kiek mes galim paprašyti lėšų, priklauso nuo šalį finansuojančios tarnybos, tai Lietuvos dalį padengia Lietuvos mokslo taryba. Projektas prasidėjo 2024 metais, jo pabaiga numatyta 2027 metų pavasarį. Mes esame paskutiniuose įgyvendinimo etapuose, bet projektas tebesitęsia. Tai iniciatyva kilo Airijoje, kurie tikrai fizinio aktyvumo politikos srityje nuveikia yra daug. Buvo sudarytas tarptautinis konsorciumas, į kurį pakviesta ir Lietuvos mokslininkai. Taip pat dar kartu dalyvauja Olandija, Vokietija, Lenkija, Rumunija, 6 šalys iš viso. Koks yra šio tarptautinio projekto tikslas? Pagrindinis tikslas yra pamatuoti fizinio aktyvumo politiką. Kaip minėjau, Airija jau turi labai stiprų įdirbį ir iš vis fizinio aktyvumo plėtojimo prasme yra labai stipri Olandija. Vokietijos mokslininkai irgi turi ankstesnės patirties, atsižvelgiant į savo buvusią patirtį. Visi 6 konsorciumo partneriai naudojo fiziniam aktyvumui palankios aplinkos politikos indeksą. Tai yra įrankis sukurtas ankstesnių mokslinių tyrimų eigoje, kuris yra įgalintas pamatuoti fizinio aktyvumo politikos įgyvendinimą iš viso 8 politikos ir 7 paramos infrastruktūrai srityse. Taip pat šiame tarptautinėme projekte minėtas įrankis politikos vertinimui yra sustiprintas, praturtinant jį požiūriu į sveikatos tolygumus. Ne tik ar ta politika yra įgyvendinama, ar pakanka įrodymų, jog ji yra įgyvendinama, kokiu mastu yra įgyvendinama, jeigu yra iš viso, ir kokį poveikį sveikatos netolygumų mažinimui ši politika turi. Iš kokių komponentų susideda jūsų minėtas įrankis fizinio aktyvumo politikos vertinimui? Yra pagrindiniai 2 komponentai dideli, tai yra politika arba politikos įgyvendinimas ir yra antras komponentas parama infrastruktūrai. Tai parama infrastruktūrai mes suprantame kaip finansavimą, vadovavimą, efektyvų valdymą, taip pat pokyčių stebėseną arba monitoravimą, taip pat įvairių sektorių bendradarbiavimą, atitinkamų specialistų ruošimą fizinio aktyvumo skatinimui. Na ir vienas iš labai svarbių komponentų, būtent kai kalbam apie paramos infrastruktūrai komponentą, tai yra politika sveikata visiems. Tai yra labai įdomu ir Lietuvoje mes čia turim gan tą silpną grandį, nors kitos yra pakankamai gerai išplėtotos. Tai yra, kokį politinį sprendimą vyriausybė bepriimtų, jame turi privalomai nugulti punktas, o kaip šitas sprendimas paveiks gyventojų fizinį aktyvumą ir sveikatą ilgalaikiai perspektyvą. Tai yra labai aiškus suformuotas prioritetas ir taip ir vadinasi Policy Health for All arba sveikata visuose politikos sektoriuose. Na ir politikos komponentai susideda iš 8 sričių. Pirmoji yra švietimas arba mokyklos, tai yra, kad mokiniai gautų kokybišką fizinį ugdymą, kuris prisidėtų ir prie laisvalaikio fizinio aktyvumo didėjimo. Toliau turime transporto sritį, tai yra susiję su susisiekimu, su galimybė aktyviai keliauti. Tai irgi turėjome įdomią diskusiją su atitinkamų sektorių ekspertais, politikos formuotojais. Pradžioj, kai mes į juos kreipiamės, kad tirsime fizinio aktyvumo politiką, tai gavom atmetimo raštą oficialų, motyvuojant, kad mes neturime kompetencijų arba specialistų su tokiom kompetencijom, kurie galėtų tą vertinti. Ir iš viso mes neprisidedame prie fizinio aktyvumo ir sporto niekaip. Tai irgi po ilgų diskusijų tikinome, kad prisideda ir netgi prisideda labai tiesiogiai ir stipriai. Tai yra transporto sektorius, nes nuo to, kokie yra keliai, kokia yra jų kokybė, koks yra saugumas, kiek išplėtota infrastruktūra, tai labai nuo to priklauso, kiek tų aktyvių transportų gyventojai naudosis. Gali daugiau nieko nebūti, tiesiog kokybiškos trasos ir automatiškai didėja žmonių dalis, kurie važiuoja dviračiais. Toliau miestų planavimas, tai irgi yra miesto įvairių erdvių, žaliųjų erdvių pritaikymas fiziniam aktyvumui.
Tai aišku, miestai nesusiplanuoja taip greitai, o kai jau jie yra pastatyti, perplanuoti juos yra sudėtinga, bet tų prieigų prie fiziniam aktyvumui skirtų zonų planavimas jisai vyksta nuolat. 5. sritis politikos yra visuomenės švietimas ir masinė žiniasklaida. Tai irgi mes čia turim tokią gan spragą. Dar liko 3, tai yra bendruomenės sportas ir fizinis aktyvumas. Kiek bendruomenė pati savo iniciatyvą yra organizuota ir fiziškai aktyvi. Čia ir renginiai įvairiausi, įvykiai, taip pat sportas ir laisvalaikis visiems. Tai čia turime omeny, kad bet kokio amžiaus, bet kokios sveikatos būklės asmuo turi turėti galimybės užsiimti fizinio aktyvumo rūšim arba netgi sporto šaka. Pavyzdžiui, neprofesionaliai žaisti futbolą, krepšinį, užsiimti slidinėjimu ir panašiai. Paskutinė tai yra darbo vieta, tai yra fizinio aktyvumo galimybių sudarimas darbo vietose. Tai va, jeigu grįžtant prie tos stambiosios struktūros, politika ir parama infrastruktūrai su savo sritimis, tai dar kiekviena sritis yra vertinama nuo 2 iki 5 indikatorių. Tie indikatoriai buvo suformuluoti ankstesnių tyrimų pasekoj ir buvo apibrėžiami kaip gerosios praktikos teiginiai. Tai tas indikatorius skamba, paskaitysiu, kas apie žiniasklaidą. Pavyzdžiui, yra sakoma, ten yra 2 indikatoriai. Yra nacionalinė viešoji politika, kuri užtikrina, kad fizinį aktyvumą skatinančios ir remiančios žiniasklaidos ir švietimo kampanijos būtų nuolat vykdomos, tęsiamos ir stebimos. Tai yra, kad tokių kampanijų poreikis ir turėjimas būtų įtrauktas į nacionalinį fizinio aktyvumo veiksmų planą ir su juo suderintas. Turėtų būti įtrauktas ne tik tai nacionalinis transliuotojas, bet turėtų būti įtraukti ir privatus transliuotojai. Aišku, reikalinga tam skirti lėšų. Tokį labai paprastą pavyzdį pasakysiu. Tarkim, rengia kampaniją kažkokią, tai kad kuo daugiau žmonių žinotų, jog reikia matuotis kraujospūdį, nustačius, kad kraujospūdis yra padidėjęs, turėtų būti kreipiamas į gydytoją, ištyrimų ir gydymų. Tai tokių kampanijų tikrai būna ir mes jas girdime. Jeigu kalbant apie fizinio aktyvumo politiką, tai turėtų būti vienas iš prioritetų, net nesvarstomas, kad tokios kampanijos, kurios skleidžia informaciją apie fizinio aktyvumo sveikatinamąjį poveikį ir svarbą, būtų vykdomos nuolat. Jeigu tai yra šaltiniai, kur galima rašyti paraišką, aplikuoti, kad tokia kampanija turėtų finansavimą, tai jos turėtų būti ir skirtos atskirų prioritetų. Tai ar mūsų masinis visuomenės informavimas per žiniasklaidą fizinio aktyvumo klausimų yra pakankamas? Ne, jis yra tikrai nepakankamas. Tos iniciatyvos kyla kaip fragmentuotos. Jūs mane sutikot, pakalbinot, aš turiu projektą ir aš juo pasidalinau, bet niekas manęs to neskatina daryti ir jeigu tai ne mano asmeninė iniciatyva, niekas apie tai nesužinotų. Kaip yra matuojamas masinės žiniasklaidos poveikis? 2 yra tik indikatoriai, kaip mes matuojam tą masinę žiniasklaidos poveikį, tai yra, kad būtų nuolat transliuojama informacija visuomeniai, kokios yra Pasaulio sveikatos organizacijos fizinio aktyvumo rekomendacijos. Na ir būtinai vertinant tiek 1 indikatorių, tiek 2 indikatorių turėtų sekti monitoravimas. Reiškia, po to, kai tos kampanijos gavo finansavimą, jos vyko metus ar keletą metų, mes turėtume imtis veiksmų ir pamatuoti, ar pakito žmonių pirmiausia informuotumas, toliau ar padidėjo jų fizinis aktyvumas. Kokie yra projekto įgyvendinimo etapai ir kokiame etape dabar vyksta projekto vykdymas? Iš viso yra 8 etapai. Na ir atitinkamus etapus įgyvendina visos 6 šalis, tai yra visi 6 partneriai. Pirmiausia, tai yra bazinės informacijos pasirengimas įgyvendinti, tai yra greita situacijos apžvalga, susipažinimas su tarptautiniu įrankiu skirtu vertinti fizinio aktyvumo politikos įgyvendinimą. Na ir surinkę tą pirminę informaciją, tada jau projekto įgyvendintojai kiekvienoje šalyje sėda prie ilgo darbo, tai yra surenka įrodymus apie politikos įgyvendinimą pagal kiekvieną iš tų minėtų politikos paramos infrastruktūrai sričių, tai sričių iš viso yra 15, o indikatorių per tas 15 sričių yra 45. Tai žodžiu, mes imam komponentą, imam sritį, imam indikatorius ir pasitelkiant pačius įvairiausius paieškos būdus, taip vadinamos pilkosios literatūros, tai yra nemokslinės literatūros, įvairias
ataskaitas, informaciją svetainėse, aišku, ir oficialiai priimtus, galiojančius dokumentus, teisės aktus, tai mes informaciją surenkame ir be jokio vertinimo tuos įrodymus dedame į dokumentą. Sekančiame etape savo surinktus įrodymus pateikiame politikos formuotojams. Čia yra ir didžiulis vadybinis darbas politikos formuotojus surinkti ir įtikinti, kad reikėtų dalyvauti, kad tai yra svarbu, nes nuo jų dalyvavimo priklausys tolimesnė fizinio aktyvumo politikos raida Lietuvoje. Na ir tas procesas nėra baigtinis. Mes surinkom, politikai peržiūrėjo, tai yra vadinamas nacionalinio įrodymų dokumento validavimas arba patikslinimas. Tai yra, jeigu politikai mato, kad yra įrodymai, bet mes juos neįtraukėme, neradome, tai politikai mus papildo. Tačiau turėčiau pasakyti, kad šitam žingsnyje mes tų pastabų papildymų gavom tikrai nedaug. Tai reiškia, kad komanda darbą padarė tikrai gerai. Na ir toliau 5. etapas, tai yra politikos įgyvendinamumo vertinimas. Tai šiame etape dalyvavo ekspertai. Iš to, kas yra surinkta, jie buvo prašomi skalėje nuo 1 iki 5 įvertinti, kiek ta politika yra įgyvendinama. Kada mūsų nacionalinius įrodymus vertino ekspertai, jie ne šiaip vertino, jie turėjo tarptautinius gerosios praktikos pavyzdžius, kuriuos irgi projekto viename iš žingsnių surinko ir įvertino mūsų mokslininkų komanda tarptautinė, juos reitingavo ir išrinko, tarkim, nuo 1 iki 3 kiekvienam indikatoriui. Tai yra kaip pavyzdinė politikos dalis, į kurią būtų galima lygiuotis. Tai angliškai tas lyginimas vadinasi benchmarking. Dėka tarptautinės komandos ir jų patirties mes buvome pajėgus tuos tarptautinės gerosios praktikos pavyzdžius išrinkti ir pateikti ekspertam. Galiu pavyzdį paminėti, tarkim, skatinant darbuotojų fizinį aktyvumą tiek darbo vietose, tiek aktyviai keliaujant į darbą. Darbdavys gali gauti mokestinės lengvatas priklausomai nuo to, kiek jo darbuotojų naudojasi aktyviu transportu. Taip pat Švedijoje yra panaši sistema, kad asmeniui yra kompensuojamas metinis abonementas, ne visa jo kaina, bet didžioji dalis kompensuojama darbdavio lankytis sveikatingumo komplekse, kur yra viskas nuo sporto salių, baseinų, vandens zonų ir panašiai. Darbdaviui vėliau valstybė kompensuoja šią sumą. Kitas gerosios praktikos pavyzdys, už nuvažiuotą dviračių kilometražą žmogus gali gauti premiją. Ką tai reiškia valstybei? Tai ne tik žmogus tampa sveikesnis, bet mažinami automobilių kamščiai, mažinama oro tarša ir taip prisidedama prie tvaraus transporto. O kokie buvo ekspertai? Projekto apimty labai ilgai diskutuota, kas turėtų būti įtraukti kaip ekspertai. Pagrindas, tai aišku, buvo akademikai iš įvairių universiteto padalinių. Toliau tai buvo nevyriausybinių organizacijų atstovai, kurie beje irgi politikos įgyvendinime yra labai aktyvūs. Tai buvo praktikai, kurie dirba tą darbą ir mato realias sprendimų spragas. Tai Lietuvoje dalyvavo iš viso 31 ekspertas, po to jau mokslininkai atliko politikos balų apskaičiavimą. Tai yra, jeigu nuo 0 iki 20% reiškia labai žemas arba praktiškai visai nieko nėra. Toliau antras žemas nuo 20 iki 40%, toliau vidutinis iki 60, aukštas iki 80 ir labai aukštas. Galiu pasakyti taip, kad Lietuva tarptautiniam kontekste atrodė neblogai, bet tokia atrodė labai liūdna, nuobodi šalis, nes mes daugumą iš tų indikatorių gavom vidutinį politikos įgyvendinamumo vertinimą. Keletas gavo žemą vertinimą, tai reiškia, kad įgyvendinamumas politikos yra mažesnis negu vidutinis. Minėjau, jau labai prasta situacija yra su fizinio aktyvumo monitoravimu, vaikų ir pagyvenusių žmonių populiacijose monitoravimo trūksta labai, arba jis yra fragmentuotas, nepastovus. Kokios dar bėdos? Mes visiškai neturime susieto fizinio aktyvumo monitoravimo su žmonių sveikatos būklės pokyčiais. Ko dar visiškai neturime, tai neturime fizinio aktyvumo darbo vietose reglamentavimo. Yra higienos instituto rekomendacijos, kurios nurodo, kokios veiklos galėtų būti aktyvios, kas kiek reikėtų pertraukas daryti, kad turėtų būti darbovietėse prieinamos vietos, kur žmogus galėtų pasimankštinti, bet tai nėra niekur reglamentuota.
tai nėra privaloma ir tai yra darbdavių iniciatyva. Tai šitas Lietuvoje yra vienas iš didžiausių trūkumų fizinio aktyvumo politikos formavime. Taip pat labai žemą vertinimą gavo miestų planavimo vienas iš indikatorių, kuriuo teigiama, jog miesto bendrosios erdvės turėtų būti prieinamos fiziniam aktyvumui visų visuomenės grupių. Ir dar politika sveikata visiems, kuri turi 2 indikatorius, tai mes irgi to neturime. Priimant bet kokį nutarimą turėtų būti atsižvelgiama į fizinį aktyvumą ir poveikį žmonių sveikatai. O kas laukia kituose etapuose projekto? Tai suskaičiavę balus, toliau formuluosime rekomendacijas, teiksime jas vyriausybei. Gal galit paminėti rekomendacijų pavyzdžių, kurios būtų tinkamos teikti vyriausybei? Pavyzdžiui, iš masinės visuomenės informavimo per žiniasklaidą srities ir indikatorių gavome ekspertų rekomendaciją parengti nacionalinį fizinio aktyvumo kampanijų ir skatinimo strategijų planą, susiejant su nacionalinė fizinio aktyvumo skatinimo politika. Vertinti fizinio aktyvumo skatinimo kampanijų veiksmingumą, susijant rodiklius su fizinio aktyvumo stebėsena ir vertinant pažangą visuose sektoriuose, ne tik tai sporto, bet ir transporto, miestų planavimo ir kitose. Taip pat kurti daugiau išskirtinai fiziniam aktyvumui skirtų kampanijų, suteikti prioritetą jas finansuojant iš visuomenės sveikatos ar kitų fondų lėšų, viešinti fizinį aktyvumą kaip atskirą prioritetinę kryptį, o nesudedamąją sveikos gyvensenos dalį. Taip pat susijęti kampanijų turinį su konkrečiom amžiaus ir pažeidžiamom visuomenės sveikatos grupėm. Tai yra, kas yra skirta vaikam, kas yra senjoram, žmonėms su negale, besilaukiančiam būsimom mamom ir panašiai. Pateikėte rekomendacijas, o dabar nuo ko priklausys rekomendacijų įgyvendinimas? Priklausys nuo politikos formuotojų, aišku, priklausys ir nuo to, kiek jos bus viešinamos. Tai irgi planuojama sukurti svetainę lietuvių kalba, kur bent jau ribotą laiką, kad ta svetainė būtų prieinama visiems, kurioje bus galima rasti pagrindinę informaciją apie projektą, vertinimus ir pačias rekomendacijas. Tas rekomendacijas girdės ir matys visi bent keletą metų pasibaigus projekto įgyvendinimui. Ar pakankamai pinigų skiriama fizinio aktyvumo politikos stiprinimui? Mes tai mokslininkai visą laiką galvojam, kad tai prevencijai ir fiziniam aktyvumui, kuris yra prevencijos dalis, skiriama per mažai lėšų. Tai galbūt taip, tai yra problema, bet ne pagrindinė. Viena ekspertė seminaro metu paminėjo, kad mes turim labai daug pinigų fizinio aktyvumo skatinimui. Yra daug fondų, kur galima aplikuoti ir praktiškai didžioji dalis paraiškų yra tenkinamos. Tačiau problema yra tų finansų valdymas, administravimas ir prioritetai, kaip jie yra išleidžiami. Tai ne tik tai pinigų stoka yra problema, bet problema yra administravimas ir prioritetų nustatymas, kam juos skirti. Langas į pasaulio mokslą. O dabar rubrikoje Langas į pasaulio mokslą su Klaipėdos universiteto sveikatos mokslų fakulteto STIMS vyriausia mokslo darbuotoja, Lietuvos sporto universiteto mokslininkė Miglė Bacevičienė pakalbėsim apie vykdyto tarptautinio projekto reikšmę. Šitas projektas yra tarptautinis. Ar galima sakyti taip, kad tarptautinis projektas yra veiksmingesnis ir sėkmingesnis, negu tai būtų, pavyzdžiui, vykdomas tik Lietuvos mokslininkų? Be abejo. Visų pirma, tai jau yra pateikta labai konkreti mokslų grįsta metodika. Tai mes jau galėjome pasinaudoti kitų šalių buvusią patirtimi, pradedant nuo įrodymų rinkimo, kaip juos surasti, surinkti, baigiant susitikimus su ekspertais, su politikos formuotojais, nevyriausybinio organizacijų atstovais ir rekomendacijų formulavimu. Ar buvo kažkoks tai pavyzdys iš visų tų 6 šalių, kurias paminėjot, fizinio aktyvumo politikoje, kuris jūs labai sužavėtų ir sakytumėt sveikintinas
vienas pavyzdys ir būtinai reikia Lietuvai tokių dalykų. Kaip mokslininkė labai pavydėjau Olandams, kad jie turi tokio aukšto lygio fizinio aktyvumo monitoravimo sistemą, kuri apima ne tik tai visas amžiaus grupės, bet taip pat įgalina mokslininkus daryti tikrai aukšto lygio mokslinius tyrimus, nes yra valstybės užsakomieji ilgalaikiai stebėjimo tyrimai, kurie įgalina sieti fizinio aktyvumo pokyčius su gyventojų sveikatos rodikliu. Ir valstybė tiesiog kreipiasi į mokslininkus, yra atsakingos institucijos, kurios gauna finansavimą, kad tokius tyrimus vykdytų, nes tai yra labai aiškus prioritetas. Čia susijęs su tuo, kad aš ir pati šitam sektoriui virš 20 metų atlieku įvairius tyrimus susijusius su gyventojų sveikata, sveikatos rodiklių pokyčiais, juos siejant su gyvenimo būdu ir ypatingai fizinio aktyvumo, bet į mane per tuos 20 su virš metų niekada nėra kreipęsi jokie politikai su tokiu uždaviniu, kad pasiimt kitų šalių gerosios praktikos pavyzdį ir integruoti, tarkim, kad ir fizinio aktyvumo monitoravimą į privalomą sveikatos priežiūrą pritaikant įvairiom amžiaus grupėm, to dėja kol kas Lietuvoje neturim. Ateini, pavyzdžiui, pas šeimos gydytoją ir gauni 2 klausimus ir yra įvedama pagal tą pačią metodiką. Pavyzdžiui, Švedijoje mokslininkai prieina prie tokių duomenų, kurie yra rutiniškai surenkami įprastų sveikatos patikrinimo metu ir gali tada laisvai operuotais duomenim žiūrėti, kokia tų rodiklių dinamika populiacijos lygmenyje ir kaip jie yra susijęs su sveikatos rodiklių pokyčiais. Mūsų vyriausybei atrodo, kad tie duomenys kažkaip susirenka savaime ir kad susisieja su sveikatos rodiklių pokyčiais irgi savaime, kad tam nereikia nei lėšų, nei pastangų, nei žinių. Sako, čia rutininiai duomenys, jų nereikia niekaip specialiai rinkti, jie ir taip yra. Tikrai esam susidūrę su tokiu požiūriu. Taip pat ir finansavimo požiūriu. Mes bandėm kažkada įdiegti fizinio aktyvumo stebėsenos sistemą, kuri rinktų tą informaciją metai iš metų. Aišku, kad čia vienos institucijos lygmenyje turimų finansų tam nepakako. Bandėm diskutuoti su Lietuvos mokslo taryba, tai gavom atsakymą, kad tai, kas nėra įgyvendinama ribotos trukmės projektu, o turėtų turėti testinumą ir nuolatinį finansavimą, tai neturėtų būti tai finansuojama iš mokslo tarybos lėšų. Tų lėšų tada reikėtų ieškoti kitur, kur neaišku. Ir kaip visada, laidos pabaigoje apibendrinančios dienos pokalbį. Pagrindiniai dalykai, kodėl turi būti stiprinama fizinio aktyvumo politika. Stiprinant fizinio aktyvumo politiką, ypatingai tas prioritetinės sritis, kurios to reikalauja ilgalaikiai perspektyvoje, galėtume tikėtis nuoseklesnių priemonių, finansavimo tęstinumo, monitoravimo, įrodymų apie politikos įgyvendinimą ir veiksmingumą. Tai ilgalaikiai perspektyvoje tokios priemonės jau nori ir nenori, duoda ir rezultatą, tai yra gyventojų fizinio aktyvumo didėjimas, galimybės fiziniam aktyvumui ir aišku, sveikatos rodiklių gerėjimas. Ačiū labai Jums už pokalbį, už dalyvavimą laidoje ir ačiū, kad savo mokslinę veiklą prisidedat prie fizinio aktyvumo politikos stiprinimo Lietuvoje. Klausytojams tai padėkoju, kad buvot kartu ir klausėtės laidos. Primenu, kad laidos įrašus galite rasti YouTube kanale Mokslo langai. Laidą parengė ir vedė Audra Povlaitytė. Geros dienos, sudie. Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.